Šitą aparatą aš dar vadinu tokiu veido dildo, kadangi jis šiek tiek vibruoja, maloniai jaučiasi ant veido, kartais biškis skauda, bet rezultate mes jaučiamės achujenai. Tai jį man atsiuntė Gintarė iš savo parduotuvės Bonnie LT. Aš nenorėjau jo iš karto kelti, nes norėjau prasitestuoti, tai aš pusantro mėnesio jį panaudojau kažkur, kad pasižiūrėt, kaip jis veikia, ką jis daro, kaip jį naudotis ir ar jis tikrai veikia. Tai jis veikia, nes mano didžiausia siekiamybė buvo, kad mano veido oda atrodytų tokia glowy, spindėtų ir, žodžiu, atrodytų sveika, ko man atrodo mes visi norim. Bet prie viso ko aparato tik neužtenka. Tai reikia subalansuotos mitybos, reikia gerti daug vandens, reikia turėti kažkokį disciplinuotą skinkerą. Ir visą šitą daryti disciplinuotai. Tiek skinkerą, tiek šitą aparatą, tiek mitybą, tiek vandens gerimą. Tai aš trumpai prabėgsiu pro šitą aparatą, kaip aš naudoju, kokie yra režimai ir kam jie yra naudojami. Įsijungiam aparatą, tai iš karto įsijungus, atsiranda štai toks. Tai reikia pradėti nuo Air Shot Mode. Tai čia yra pirmas žingsnis, kurį tu darai. Tai jį darai ant sausos veido odos. Aš jį naudoju 2-3 kartus savaitėj, tai jis yra skirtas jūsų poroms, kad jūsų poros biškai labiau susitrauktų ir reguliuotų sebumų išsiskyrimą, kad tiesiog dienos eigoje veido oda taip nesirebaluotų. Tai kadangi aš darau double cleansingą, tai aš pirmą darau su cleansing oil, tada panaudoju šitą ir tada jau plaunu veidą su milky soap. Sekantis yra booster mode, šitas oranžinis, kuris yra mano mėgstamiausias, kadangi būtent jisai padaro tą odą tokią labiau glowy ir tokią labiau spindinčią. Tai jį reikėtų naudoti šiaip po viso skinkero, bet aš naudoju po serumo, tai prieš kremą sukamaisiais judesiais. Jis dar padeda geriau įsisavinti visiems produktams, kuriuos jūs esat užtepę. Tai naudoju beveik kiekvieną vakarą, beveik kiekvieną dieną. Kartais praskipinu, kad tiesiog leist odai biškį pailsėti. Sekantis yra šitas žalias, tai yra microcurrent mode. Tai jisai yra skirtas, kad jūsų veido oda būtų tokia plump ir tokia labiau prisirpus. Tai jį naudoju lygiai tiek pat, kiek ir booster mode, beveik kiekvieną vakarą. Kartu jas laiko naudoju, nes šitokie mano mėgstamiausi. Ir jau jį naudoju po veido kremo. Tai jau pats paskutinis žingsnis, kai jau viską sutepu, tada realiai aš užsidedu veido kremą ant jo ir tada jį taip įmasažuoju į savo veido odą. Ir paskutinis yra Derma Shot mode. Jau raudonas, kurio aš nenaudoju, nes aš esu optimistas ir aš galvoju, kad aš niekada nepasensiu ir man jo nereikia, bet kažkada aš vis tiek pasensiu. Jisai yra skirtas didinti jūsų odos elastingumą ir naudoti lokaliai, pavyzdžiui, ten, kur nenorite, kad būtų raukšlelių. Tai yra mimikos raukšlelės, žąsies kojelės ir taip toliau. Tai tiesiog pridėjus, ten laikai masažuoja ir jis tą odą biškį tampo ir treniruoja patį raumenį. Tai jo aš beveik nenaudoju, bet jį, kiek skaičiau, irgi rekomenduojama naudoti ten 2-3 kartus savaitėj. Tai man labai patinka, jis man tikrai pasiteisino. Aš nežinau, ar matos, bet mano veido oda tokia labiau pasidarė, tikrai pasidarė labiau tokia švytinti ir labiau glowy ir atrodo sveikesnė. Ir ten kai kurios vietos pas mane ant veido odos buvo papilkėjusios, tai jų nebeliko. Tai ačiū šitam tokiam veido masažuokliui, nes mes to vertos.